Sveiki, brangieji, su jumis yra Svajonė Tara. Darysiu dienos būrimą, dienos kortomis šeštadienį 2024 metų rugpjūčio 3 dienai. Pasitikslinu, taip, 3 dieną. Taip, žiūrėsim, kas laukia. Šiandien dirbsiu su normaliam Karina Taro kortomis ir žiūrėsiu, kasgi krenta būtent rytdienai. Kas bus? Taip. Krenta žinė. Žinė simbolizuoja magę, žinė simbolizuoja ekstrasensę, išminties deivę, daug ką sužinosite, daug tiesų pamatysite, niekas nepraeis pro akis, ypač moteris bus labai tokios aktyvios. Taip pat tai yra gydūnė, kuri gydo, kuri moka tam tikrų paslapčių. Bet pati korta labai mistinė, daug kas gali pildytis, daug kas gali išaiškėti, kažkokios tiesos, melas, apgaulės. Jeigu taip žiūrint, galit pasiskaityti, pasimokinti, nes labai informacija gerai eisis, mokinsis, žinios tiesiog pačios į savaime. Jeigu sergate, naudokite tradicinę mediciną, išgerkite kokią arbatą su žolelėmis arba pasidomėkite tam tikromis tradicinė medicina labiau negu eikite pas daktarus, nebent tai labai būtina. O šiaip tai žinė visą laiką rodo išmintingą moterį, pasitinkinčią savimi, kuri daug ką mato, daug ką girdi ir daug ką suvokia. Tai tos, kurios turi dar ir gabumų, daug kas išaiškės. Tai pasistengime nemeluoti, neapgaudinėti, nesielgti blogai, nes viskas bus prieš akis ir bus viskas labai akivaizdu. Turiu bėgti, iki kviečia mažiuką.